Iššūkis 23. Bėgti ar važiuoti? Antra diena. Šiandien ryte atsikėliau po dviračio važiavimo ir sakau, reikia lipti iš lovos ir bėgti tuos 5 kilometrus. Atėjau į stadioną, kur pačius vaikus mokau, kaip reikia bėgti ir liepiu jiems bėgti čia ne vieną ir ne du tikrai ratus. Jeigu mano matematikos sugebėjimai manęs neapgauna, kad 5 kilometrus prabėgti, čia reikia apibėgti 15 arba truputį daugiau ratų. Tai nieko nelaukiam, kimam į darbus, padarom apšilimą ir bėgam tos 15 ratų. Vakar vos neišsisukau čiurnos, tai čiurnas svarbiausias dalykas. Šitą pratimą visada prisiminsiu kaip Jankūno pratimą. Kai tik jį darau arba sakau, kad mokiniai padarytų, visur matau tik Paulių Jankūną. Įsijungiam Stravą ir bandom įveikti tą 15 ar daugiau ratų. Pirmas kilometras ir galiu jums jau dabar pasakyti, kaip nekenčiau bėgimo prieš 2 ar 5 metus, taip nekenčiu jo ir dabar. Du kilometrai, po truputį pradedu mylėti bėgimą. Trys kilometrai, grįžtam prie kančios. 4 kilometrai. Jeigu norit, kad veikčiau tą paskutinį, kaip sako visi, spaudžiam like. Penki kilometrai įveikti, bėgant tikrai kilo visokių minčių ir kodėl aš taip darau, ir ar ne per lėtai bėgu, ar aš čia nepadūsiu, ar dar kažko mane nutiks. Bet finišuojant, tas jausmas, kad baigi, irgi yra smagus. Kaip sakiau, bėgimas nėra mano stiprioji dalis, bet reikia pamilti tuos dalykus, kurie tau padeda gyvenime. Visada mokiniams sakau, apibėgam dar vieną ratą. Tai ar sakysiu dabar tą mokiniams? Tikrai sakysiu, nes jeigu aš prakaituoju, prakaituosit ir jūs. Šiandien baigiam. Ačiū, like, subscribe ir viską kitą. Ate.